Labas vakariukas, mėlyjeji. Aš ateinu su savo kokteiliuku vėl pasirodyti. Seniai rodžiausi. Buvau labai užimta. Daug gimtadienių. Daug darbų. Taigi net nelindau į eterį per daugiausia. Tai vėl pasidarysiu beauty kartu su restoraitu. Kas tai yra restoraitas? Ką jisai mums duoda? Mes geriame jį prieš miegą arba po vakarienės pradėjus 15-20 minučių. Aš kol kas geriu visada tik tais prieš miegą. Man jis padeda lengvai ir greitai užmigti. Tai taip, ką jisai daro? Yra dėka restoraito atstatomas rūgščių ir šarmų balansas. Susidaro terpė hormonų, fermentų ir imuninių kompleksų sintezei. Restoraitas kartu su Aktyvaizu dalyvauja teigiamų emocijų, neuromediatorių gamyboje, kraujodaroje, hormonų ir neurotransmiterių gamyboje. Gerėja visų jungiamųjų audinių būklių. Tai yra oda, plaukai, nagai, gerėja miegas ir organizmas gauna visus būtinus gyvybiškai svarbus mineralus. Taigi yra nemažai mineralų restoraite. Magnis, kalcis, manganas, taip pat ir geležies yra pridėta. Tai vat, ką mes jį naudojam, kad jaustumėmės gerai, išsimiegotume gerai. Vat, gražėja oda, auga plaukai daug greičiau. Pas mane pilna, tai tokių pilna mažučių priaugę. Iš tikrųjų, aš geriu jau nuo rugsėjo, tai pagerėjo plaukų būklė, nors dar plaukams naudoju taip pat gerą šampūną Manato produkcijos. Buvau nustojus jį naudoti, bet parduotuviniai visiškai netokie mano plaukams nebetinka, nes po kelių plovimų plaukai buvo kaip šiaudai, taigi vėl užsisakiau iš naujo Manato šampūnus ir vėl džiaugiuosi gražiais, švelniais, šilkiniais plaukais ir taip pat rejuvenikoje aliejukas suteikia blizgesio. Vat kaip prieš šviesą labai blizga plaukai. Tai vat, nagai stiprėja. Šiek tiek oda man tvarkosi, sausėjo, nors dėl kasdienių chemijos paveiktų dalykų, organų sausėjo oda. Yra krumpliai sausi, yra kojos sausos, pleiskanuoja šiek tiek oda. Bet čia yra darbo mano pobūdis, tai negaliu labai skųstis. Tokį darbą pasirinkau, dirbu ir man jis patinka. Nes, kaip sakant, tarnystė žmonėms yra vienas iš geriausių dalykų, ką mes galime padaryti. Aišku, gal norėtųsi lengvesnio darbo, bet yra kaip yra. Aš džiaugiuosi galėdama jį dirbti ir dėkoju visatai, Dievuliui, kad darau tai, ką darau. Žinoma, norėčiau padėti žmonėms, kad išgirstų daugiau apie šios produktus ir galėtų jie užsisakyti patys savo ir gerinti savo sveikatą. Manau, nėra brangu išleisti savo sveikatai 100 svarų ar 100 eurų į mėnesį. Tai yra prieinama kiekvienam. Aišku, jeigu ten labai mažai uždirbi, tai jau gal ir sunku sukrapštyti tuos pinigėlius. Bet geriau pasirūpinti sveikata dabar, negu laukti, kai jau bus visiškai šakutės. Labai blogai jausitės. Ir daktarai pasakys, atsiprašau, mes niekom jums nebegalime padėti. Tai vat, gal šito nebelaukite ir pradėkite mylėti ir rūpintis savimi dabar. Tai ką, labos nakties, mylėjai, iki kitą kartą. Saldžius.